Labutis. Taigi, pažiūrėsime, kokie 3 įvykiai nutiks tau. Taip, būrimas ne visiems atsispindės. Todėl, kad jūs negalit visi vieną ir tą patį daryti ir tai, ką pasakys kortos. Tai yra nerealu, tai atsispindės tik keletai žmonių, daug dievė. Taigi, kas nutiks? Na, žiūrėkim. Taip. Santuokoje, kas yra santuokoje, taip. Vyraus meilė, santarvė, viskas bus gerai. Ką mums šitą informaciją, net man įdomu. Ir matot, čia mums dar išmetė taip įdomiai. Nu gerai, dar, jeigu jau taip nuėjo. Jėtus, kiek žmonių? Kiek žmonių? Tai čia 3. Gerai, supratau, tada pabandom taip. Va šitą praplėskit. Ką čia norėt pasakyti? Va čia ką norėt pasakyti? Gerai, supratau. Taip, tai va, šiai šeimai, žiūrėkit, aš jums parodysiu dar kartą. Reiškia, čia turim pilnavertišką šeimą, kurioje yra meilė, kurioje yra santuoka, ane? Šioje šeimoje galbūt yra atstumas, galbūt partneris yra išvykęs toli ir yra dideli pergyvenimai. Vat vyriškis labai pergyvena dėl savo šeimos. Taip, kurie yra labai toli. Toliau, ką dar papildykit dar, ką norėjau dar pasakyti. Jeigu, tarkim, kaip tik moteris yra toli ir vat, jinai žino, kad jos partneris kažkur kitoj šaly, ane, ir vat, papulsi netyčia aš, tai galit žinoti, kad vyras dėl jūsų labai pergyvena. Vat. Apskritai pergyvena dėl šeimos, ane? O jūs pati kaip irgi neatšalsit. Per tą laiką, kol jo nebus, jūs neatšalsit ir kaip tik jūs tai tik suartins. Vat tokia įdomi informacija. Vat tokiom porom, kurios yra toli per atstumą. Taip, dabar antra informacija. Porom lygiai tokiom pačiom porom. Taip, mes čia dar praplėsim, ane? Pas mus yra vyriškis ir 2 damos. Tai vat mes dabar praplėsim, ką mums norėjo pasakyti ši situacija, taip? Praplėskit mums. Taip, dabar šiam vyriškiui, taip, šiam vyriškiui yra pasirinkimas, ką rinktis, ane? Dar kartą rodau. Reiškia, bus pasirinkimas tarp 2 damų, taip? Bus labai sunku apskritai. Galbūt nesinorės iš viso imti jokių įsipareigojimų, nei su viena, nei su antra, nei su trečia, nesvarbu, kiek jų būtų. Gali būti ir taip, kad nesinorės imti įsipareigojimų, taip? Labai konfliktiška, labai neaišku, labai tokia sunki situacija, bet taip. Galbūt kaip tik šis konfliktas liečia. Taigi, greičiausiai tai bus pasirinkimo klausimas, ane? Vis tik bus daromas pasirinkimas ir galbūt tas konfliktas ir reikalingas, kad viską spręsti, kad viską sudėlioti į vietas ir užblokuoti tai, ko nereikia. Bus išrinkta dama,
ane, į žmonos vietą, į mamos vietą, į motinos vietą, ane. Reiškia, bus tiesiog padarytas pasirinkimas. Taip, pažiūrėkime, ar jis sėkmingas, ane, tas pasirinkimas dar kažkaip įdomiai. Labai daug damų aplinkui, todėl kad ir vis tiek lieka kažkoks klausimas kažkodėl tai. Reiškia, taip, dama bus praktiška, paprasta, bet neprasta ir tik laikui bėgant, jai reikia duoti laiko atsiverti ir tik laikui bėgant pamatysit visą jos grožį. Jinai gali būti kažkiek prižeminta, ane, jinai tokia praktiška, kažkom nepasižymi, pavyzdžiui, tokia paprastutė, bet reikia iš tikrųjų jai duoti laiko, palaukti ir jinai parodys, kokia jinai iš tikrųjų yra. Jinai nėra bloga, jinai tiesiog savo visą galę kažkiek slepia, kažkiek ją prižemina, ane, ir tik laikui bėgant pamatysit vat, jos visą tą grožį. Tai kad, čia jau laikas, tikriausiai laikas parodys, ane, bet kaip tik jis yra naudingas, kad atverti, kas ten viduje yra. Tiek vyram, tiek moterim duokit truputėlį laiko atsiverti kitai pusiai. Taigi, situacija trečia. Praplėskite, kas čia. Tokiom situacijom. Taip, turim vėl turim santykius, kita istorija, reiškia, turim vyrą, turim moterį, ane, ir yra kažkoks tai konfliktiškas toks, galbūt puolimas, ane, žiūrim, kad, reiškia, kažkoks tai galbūt, dar mes atidarysim plačiau, galbūt kažkoks kitas vyriškis puls, ar pažįstamas kažkoks tai puls. Faktas tame, kad bus toks konfliktiškas toks momentas, ane, kuris atvers kažkokias tai nuostolius, kuris atvers problemas, kuris bus aišku, kokios yra problemos. Ten, vat yra, ane, problemos. Nes jeigu vėl būtų klausimas, ar viskas susiklostys, ar viskas susitvarkys, kol kas, rodo taip, galima susitarti, galima susiderinti ir kaip ir tokio kažko blogo nebus. Tiesiog bus vat, laikinas toks kažkoks puolimas. Toliau. Toliau. Ir kaip čia taip. Jeigu būtų klausimas, ar vyriškis priiminės sprendimą, ane, ar jis tam pasitikė, ar jūs liksit kartu, ane, taip jis tave myli, taip jo planai kol kas liečia tik tave ir kažkokio blogo čia nėra, bet greičiausiai bus taip, kad per savo jėgą jis gali kentėti pats. Galbūt pasisveikata, ne, suprastės, galbūt jis susirgs, galbūt dar kažkas, todėl kad reikėtų truputėlį poilsio, nes tiesiog buvo daug išeikvota energijos. Ne, jeigu pas kažką, nes čia tokių didelių konfliktų nėra, apart va tokio puolimo, ane, bet čia gali būti tokia kaip savygyna. Tiesiog greičiausiai yra energija kažkur per daug išeikvota ir, būsi minuse kažkurį laiką, bet atsigausi, viskas bus gerai. Faktas tik tame, kad sveikatą žiūrėti. Taip, žiūrėti, kad niekas realiai nepultų aštrių daiktų. Tai yra svarbu, ane, kad nebūtų užpuolimas realus, kad nebūtų
galbūt, vat, pavyzdžiui, žodžiai kažkokie labai skaudžiai įgels, ane, vat šitas gali būti, kad labai artimai kažką priimsit informaciją, kuri labai stipriai net kaip papjaus, ane, kaip įdurs, taip gali būti, arba įsižeisit ant tiek stipriai, ane, kad labai vat, prastai jausitės. Na, faktas yra tame, kad per kažkokį tai incidentą gali būti prasta savijauta. Taigi, tokios situacijos linkiu sėkmės jums.